Ar rekomenduoju maisto papildus svorio kontroliai šventiniu laikotarpiu ir į ką atkreipti dėmesį? Tad į pirmą klausimą atsakymas yra taip ir aš pati naudoju tiek per šventes, tiek atostogų metu. Antra, žinokite, koks yra jūsų tikslas ir kokie ingredientai jums padės tai pasiekti. Ir apie juos šiandien ir pakalbėkime. Tad pirmas yra gliukomanas. Jisai išbrinksta skrandyje ir suteikia sotumo jausmo. Tad suvalgysite mažiau. Chromas. Jis padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje ir taip pat mažina užkandžiavimo poreikį. L-karnitinas pagreitina riebalų deginimo procesus. Vitaminas B6 padeda kontroliuoti alkio jausmą, patiriant stresą ir nerimą. Chitozanas stabdo riebalų pasisavinimą virškinimo trakte. Spirulina padeda kontroliuoti alkį ir taip pat aprūpina organizmą svarbiais antioksidantais, kurie kontroliuoja oksidacinius procesus organizme. Taip pat naudingi yra rudadumblių ekstraktai, chlorelė, cholinas, guarano sėklų ekstraktas, ceilono cinamonas, kiaulpienės šaknies, karčiavaisio citrinmedžio ekstraktai. Ir žinoma, pasirinkite formą, kurią būtų patogu jums vartoti. Tai gali būti guminukas, kapsulė, gali būti milteliai, kuriuos reikės sumaišyti su stiklinė vandens, ar galbūt skista forma, kurią taip pat tiesiog įsipilat į vandenį ir vartot dienos bėgyje. O jeigu norėtumėte daugiau informacijos, norėtumėte mano pagalbos išsirinkti jums tinkamą maisto papildą ar įsigyti juos net su 50% nuolaida, parašykit man asmeniškai.